$7 milijonai per metus, atsiprašau, milijonas per 7 metus. Pirmas klausimas buvo, kas turit kokių problemų dėl pinigų? Tokia problema, kad nėra su kuo apie tai pasišnekėti. Nepriimta visuomeniai, kad visi. O čia tai kaifas. Fantastiška idėja. 3 dienos, tai per pertraukas vis tiek bendrauji su dalyviais, pasikeitė vizitinę. Turiu idėją darant tipo sėkmės klubą ir kalbėsim apie pinigus. Sakau, aš turiu idėją, žinau kaip įgyvendinti. Darom? Darom. Ir šiai dienai jau bus 3 metai, kai tas klubas mūsų egzistuoja. Tai yra toks branduolys ir vėl naujų ateina ir prilimpa. Žmonės ant tiek patenkinti, kad laukia, kas 2 mėnesius darom, laukia, kada bus sekantis susitikimas. O pranešimus darom arba iš savo tarpo, kažkas tai iš mūsų tarpo sėkmės klubo, arba pasikviečia mums aktualią temą iš lektorius iš kitur. Kaimo turizmas, žinot, banga. Koks geras biznis, nieko nedarai, iš dangaus pinigai byra. Nieko daryti nereikia, gamtoje gyveni ir taip toliau. Ir visi, žinot, kuo daugiau priimsi, tuo daugiau gausi. Tai vestuvės, pobūviai ir taip toliau. Ne? Ir ką jūs galvojat, investavom į su aplinka 100 000, taip, visai mūsų teritorijai, bet visai atskirta. 2 metai ir 3 mėnesiai grįžo. Fantastika. Tai va, norėčiau paklausti, ar nors kiek naudos davė? Pakelkit rankas, ar davė ar ne? O!